Spartūs pokyčiai visose gyvenimo srityse šiandien kelia nemažus iššūkius švietimo sistemai. Vien tradicinės pamokos ir knygos tikrai nebepakanka. Net informacinėmis technologijomis apginkluoti mokiniai ima nuobodžiauti. Norint paįvairinti ugdymo procesą, padaryti jį patrauklesnį besimokančiajam, tenka ieškoti aktyvesnių ir patrauklesnių mokymo ir mokymosi būdų. Mokslo metų pradžioje istorijos mokytoja Asta Stonienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Narbutaitė, bendradarbiaudamos su kitų dalykų mokytojais, 2014–2015 mokslo metams parengė projektą Mokomės kitaip. Projektas buvo pristatytas vasario 16-ąjai skirtame vakare Lietuvai ir man. Šiandien pasitikdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį suvokim, kad dvi mūsų valstybės šventės, vasario 16 ir kovo 11 sudaro vientisą emocinę erdvę ir labai gražiai dera su mūsų tautos istorinė atmintimi. Kovo 11 yra vasario 16-osios aidas. Vasario 16 lietuvių tautos sąmonėje ne tik žymi valstybės atkūrimo aktą, bet turi ilgą šventimo okupacijos metais istoriją. Tai šventė simbolizuojanti mūsų tautos stiprybę, laisvą dvasią ir viltį. Taigi, tebūnie šis vakaras skirtas Lietuvai ir mums visiems. Kalbėti apie šį vakarą apie Lietuvą norime labai konkrečiai. Jau daugelis gal matėte, lankydamėsi mūsų internetinės svetainės puslapiuose, kad šiais metais mokykloje vyksta projektas Mokomės kitaip. Vakaro dalyvius sveikino ir aktyviausiems projekto dalyviams dėkojo centro direktorius Mindaugas Libikas. Pirmasis projekto etapas – integruota geografijos, istorijos, lietuvių literatūros ir dailės edukacinė išvyka į Krekenavos apylinkes. Ten susimąstęs tamsus nevėžis. Projekto pirmasis etapas pradėtas spalio mėnesį integruota geografijos, istorijos, lietuvių literatūros ir dailės edukacinė išvyka Ten susimąstęs tamsus nevėžis. Skirta Krekenavos apylinkių kraštovaizdžiui, 1863 metų sukilimui, spaudos draudimo laikotarpiui, Maironio, Vaižganto ir dievdirbio Vinco Svirskio gyvenimui bei kūrybai Krekenavos apylinkėse. Edukacinėje išvykoje dalyvavo 1–4 gimnazijos klasių mokiniai, o ją rengė geografijos mokytojas Gediminas Jukna, istorijos mokytoja Asta Stonienė, lietuvių literatūros mokytoja Ona Narbutaitė ir dailės mokytoja Violeta Smailienė. Informaciją, sukauptą išvykos metu, mokiniai panaudojo geografijos, istorijos, literatūros ir dailės pamokose. Fotografijomis papuošė centro erdves. Trumpas literatūros pamokos epizodas. Mokysimės kurti tekstą. Prisiminsime Maironį ir Vaižgantą. Dalyvavę projekte mokiniai jau yra šią užduotį atlikę. Todėl jiems belieka tik atidžiai paklausyti jų rašinių ištraukų. Tai kaip šiuose žemėse senovėje kūrėsi žmonės. Pravažiuojame upytę. Plačiausiai žinoma savo tamsius vandenis plukdo Maironio apdainuotas nevėžis. Edukacinės išvykos įspūdžiais pagrįstas ir Erikos Lipskienės konkursinis rašinys Laiškas pasauliui. Šilutės suaugusiųjų mokymo centro rengtame šalies konkurse laimėjęs 3-ąją vietą. Kuriant pateikti Ten susimąstęs tamsus nevėžis, buvo peržiūrėta daugybė mokinių darytų nuotraukų, perskaityti rašiniai, kuriuose atsispindi mokinių išgyventos emocijos ir įspūdžiai. Todėl kilo mintis, kad iš turimos medžiagos galėtų būti parengtas darbas, galintis dalyvauti nacionalinėme mokinių konkurse Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija. Pasikalbėjusios su mokinėmis Sandra ir Erika nutarėme, kad Paberžė ta vieta, kuri priglaudė tūkstančius svajojančių apie nepriklausomą Lietuvą, o tėvo Stanislovo asmenybė, jo gyvenimas,
puikiai atskleidžia 1940–1991 metų istorinį laikotarpį. Taip gimė Kredo. Antroji planuota projekto edukacinė programa vyko Kraštotyros muziejuje. Ji buvo skirta unikaliai mūsų tautodailės sričiai – kryždirbystei. Kryžiaus kaip kančios motyvas dažnas visame mūsų mene, ypač tremties literatūroje. Antano Miškinio tremtyje parašytų eilėraščių knyga taip ir vadinasi – Sulaužyti kryžiai. Taigi kryžius tampa mūsų tautos tragiškos lemties ženklu. O mūsų istorija paženklinta ne vienu lemties ženklu, todėl Lietuva ir vadinama kryžių šalimi. Taigi, šiais metais sausio 28 dieną minėtos 180-osios kryždirbio gimimo metinės. Edukacinės išvykos metu turėjome galimybę susipažinti su šia asmenybe, o vėliau domėtis kryždirbiste. Unikalia liaudies meno šaka įrašyta į UNESCO žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. Pristatome dar vieną temą, atsiradusią šiek tiek netikėtai, tačiau susijusią su mūsų projekto tema – Upytės bajorus. Projekto Mokykimės kitaip metu, lankydamiesi seniausiame Panevėžyje pastate Kranto gatvėje, buvusiame Pavieto archyve, turėjome galimybę susipažinti su Upytės Pavieto bajorų giminėmis. Buvo glaustai pristatytas jų indėlis į krašto politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Savo Lietuvą kiekvienas kuriame kasdien, mokydamiesi ir dirbdami, augindami vaikus ir tiesiog dorai gyvendami. Vis prisimenu tėvo Stanislovo žodžius. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę. Meilė, vienas kito supratimas daro mus gražesnius ir didesnius. Daro Lietuvą stipresnę ir galingesnę. O apibendrinimui ir apmąstymui pasirinkome Beatričės Šimaitytės rašinį, laimėjusi 3. vietą epistolinio rašinio konkurse. Vakaro tikslas buvo paskatinti ieškoti savo santykio su valstybe ir tauta, prisiminti savo krašto istoriją ir čia gyvenusius bei kūrusius žmones, pasidžiaugti mūsų visų kūrybiniais darbais. Renginio metu vyko akcija Lietuvai ir man. Mūsų protėviai tikėjo, kad apjuosdama ranką uždaru ratu, apyrankė apsaugo nuo negandų. Uždaras ratas daugelyje kultūrų, tarp jų ir baltų, yra laikomas apsaugos, atgimimo ir amžino gyvenimo simboliu. Apyrankės rišamos galvojant apie ryšį su tuo, kas brangu – draugais, bendruomenė, tėvynė.